Šiandien turėjom įsimintiną įvykį LKKS komandos gyvenime. Apsilankėm darželėje Žingsnelis, kuriame auga daug vaikų. Šventė buvo labai įdomi, nuostabi, išskirtinė iš kitų, nes galima sakyti susijungė dvi skirtingos komandos, tai vaikų ir mūsų. Šventėje išvydome labai daug atrakcijų, žaidimų, kurie leido, sakykime, ir tiem vaikam daugiau pažinti, sužinoti apie moterų krepšinį, kuris šiai dienai labai svarbu, kad būtų žinomas kuo didesnėse sferose ir panašiai. Pirmą kartą dalyvaujam tokiam projekte, bet labai šauniai pasirodė ir krepšininkės, ir vaikai. Labai norėtume bendradarbiauti toliau. Labai daug ruošiamės iš anksto šitai šventį, visas darželis buvo pajungtas. Tai visą mėnesį kalbėjom apie krepšinį, kūno kultūros užsiėmimai buvo tik krepšinio tema. Vaikai daug mokėsi, kad galėtų parodyti tai, ką moka, kad nuo krepšinio nėra labai toli nutolę. Ir žiūrėjom vaizdo įrašą, visi susirinkę, maždaug, kad žinotų, kas čia pas mus atvyks. Ir surengėm parodą apie krepšinį. Vaikai labai noriai to užsiėmė, labai laukia šito šventės. Tai šiandien išrinkom gražiausius piešinius. Po to surengėm viktoriną krepšinio tematiką, tai vadinasi žinovas, ir po to vaikai varžėsi estafetėse krepšinio kartu su krepšininkėmis, auklėtojomis. Visa bendruomenė buvo pajungta. Darželio 4 grupės dalyvavo krepšininkės LKKS, šokėjos Flash Dance ir valdžia visa, tiek aišku komandos, tiek darželio. Mes pastebėjom, kad vaikai fiziškai yra labai mažai aktyvūs. Tėvai nelabai kreipia dėmesio, tai mes norėtume atlikti tą darbą ir tiesiog padėti vaikams tapti fiziškai aktyviems. Ir todėl, matot, juos labai ir domina sportininkai, gyvai pamatyti, kartu pabendrauti, kartu pažaisti, manau, labai gerai. Komandoje džiaugiuosi, kad turime krepšininkę, kuri aktyviai įsijungia į tą vadinamą užklasinę veiklą, ir jos pastangų dėka turėjome tokį šaunų renginį. Ir pasinaudodamas progą noriu padėkoti dar kartelį Žingsnelio vadovybei, direktoriai, mūsų krepšininkai Ugnė Vežinytei, kurių dėka mes šiandien turėjome dar vieną įsimintiną įvykį, tikiuosi, ir komandai, ir darželiui. Apie moterų krepšinį kažkaip labai mažai žinome. Labai sergam už Kauno komandą, bet apie moterų krepšinį žinom mažai, ir todėl, manau, vaikam buvo įdomu sužinoti, ir žiūrėdami žaidimą pamatė Ugnę, kuri su jais dirba, jie labai buvo apsidžiaugę ir tiesiog, manau, jie gavo naujų žinių ir pozityvas, tik tai pozityvas. Aš manau, jiems labai didelę naudą duoda, jie susipažįsta su krepšiniu iš arti, žinos, kad yra toks moterų krepšinis, nes jie nelabai žinojo iš tikrųjų, jie tik vyrus žinojo. Mes gaila nepaklausėm klausimo, ar žino kokią nors vieną garsią krepšininkę Lietuvos, nes vyrus jie man atėję pasakoja, Jasaitis, Jeftokas žino, moterų nei vienos nežinojo. Todėl jiems čia tikrai labai naudinga. Į ateitį ruošiam jaunąją kartą.